that corridor was just, this gas is just a valley. A valley, just a valley where there's an egg. It's not one floor next to it. It's a valley with Gali kartuotis, gali ten kažkokį bet išvalgėlį. in rain, it's basically water. Jo, tai bet vis dėlto tas yra Gerai. 1, 2, 3, hop, stop. Papasakokite, ponas Sargūnai, kas naujo Kaune? Nieko naujo Kaune, kas gali būti naujo Kaune? Reikia kitos knygos. Juozas Jurginis. Aš žinot, šitą knygą prieš tai buvau atradus ir niekaip negaliu ištarti to pavadinimo. Galvoju, jinai man paklius, tai bus ne kažką. Nansenas. Gerai. Nu, Nansenai, ką tu parašei? O, pažiūrėkit. Šeirinu, tikrai šitą portretą šeirinu. Pažiūrėkit, geras, ką? Šeirinu, šitą portretą šeirinu. Nu gerai, dabar truputėlį paskaitykim. Kaip skaudu ir nemalonu žudyti šunis? Aš niekada nežudau šunų. Nepatinka. Jie geriausi draugai. Patinka. Ištikimiausi pagalbininkai. Patinka. Ir štai, nedėkingasis žmogus už gerą mirtimą atsilygina. Išrinkęs vieną nusiviliojo kur nors į šalį, už pušies, drebančiomis rankomis glosto jį meiliai ir paskui nutvėręs klastingai galvą, keliai smyga sniegan, o gerklę perpjauna peiliu. Nepatinka, kokį čia mėšlą rašo. Robotus jau skaičiau. Gerai. Reikia dar man knygų paieškoti. Žinot, čia yra 4000 knygų. Aš nežinau, ar man užteks laiko visas perskaityti. Bet, kaip sakant, niekada nesakyk niekada. Gerai, dabar suskaičiuosiu iki 3 ir ką atversiu, tą skaitysiu. 1, 2, 3. Hova. Taigi, pagal kūno bausmes mokyklose mes esame nepaprastai žiauri šalis. Lenkijas panaikino dar prieš 2 šimtmečius. Įstatymai draudžiantys mušti vaikus buvo priimti Olandijoje 1850 metais. Tikrai niekada nežinojau. Prancūzijoje 1888 metais. Suomijoje 1890 metais. Norvegijoje 1935 metais. Švedijoje 1958 metais. Danijoje 1968 metais. O Britanijoje moksleivių kūno bausmės iki šiol nepanaikintos. Tai žodžiu, neveskit vaikų į Britanijos mokyklas, nes tikrai nusivilsit. O tos knygos tai čia kaip jos priklauso bibliotekai? Jos paruošus išmetimui. Ai, galima jos pasimti? Po to bus galima, kai perskaitysi visas. Rytoj galima bus, gal ne? Na, 4 ryte. Paskaitysiu apie mokyklą. Nes vis tiek visi jau baigė mokyklą. Autobiografija. 1914 metų rugpjūčio mėnesį, kai man sukako 10 metų, tėvą paėmė kariuomenę ir išsiuntė į frontą prieš vokiečius. Turėjo būti labai skaudu. Jis užbėgo iš kareivinių atsisveikinti. Nuskusta galva, pilka papacha, sunkus kaustyti batai. Nebepažino jo ruda mūsų kalaitė kaštonė. Gal iš pavasarinės laimės pravirkai? Tu pravirkai? Prisipažink, pravirkai. Aplink pušis šimtai duobučių nuo lašų. Nuo tų lašų žalia kvapas šviesą ištryškęs rytas lemia. 1945 metais jis pradeda dirbti laikraštyje partijos oficiozė Snabat Nef, rašydamas daugiausia politinės apžvalgas, tarptautinio gyvenimo reportažus. O, gražu. Mažiausiai čia reikia elgtis kaip bažnyčioje, ne? Ne, čia nereikia elgtis bažnyčioje. Reikia elgtis kaip namuose. Miloslavas Stinglas. Žmogėdrų salos. Jūra ošia, dangus žaru. Visos knygos prasideda labai įdomiai, ne? Pasibėrus visi romanai prasideda kažkokiu gamtovaizdžiu. Jūra ošia, dangus žaruoja, o žydruose vakarų pusrutulio vandenynuose, šiame didžiausiame mūsų planetos vandenyne, plyti didžiulės salos. Nakčia Tatjana Burt sukruto savosios auklės patarta. Įliepė pirtyje, kad būtų 2 vakarienė paruošta. Bet baimė apėmė Tatjaną ir aš atsimeniau Svetlaną. Nu, žiauriai juokinga. Į aukštą kalną. Nori pamatyti, paskaityti šitą knygą su manim kartu? Ar italų novelės? Pasirinkti, ar į aukštą kalną, ar italų novelės? Italų novelės. Nu, gerai, bet tos novelės. Norit novelių, bus novelės. Bet ir atvečiau, kaip ką.
Šeimos židinys, mano supratimu, tuščia gražblystė. Tinkama nebent paryšinti tyriems ir romantiniams jausmams. Nu, aš pritariu pilnai šito sakiniu. Jau laikas, ne? Kas man ją atneš? Ir dar užsisukė į šoną. Monika, aš labai. Jeigu tu man būtų vyną, tai aš būčiau labai ačiū tau pasakė. Darosi. Čia kažkaip šalta, nebiškai darosi. Не подскажете, как тут пройти в библиотеку? Kaip aš kankinausi, galvodamas, kad tai beprasmiškai gaiždamas laiką, galvodamas apie savo beprotišką žingsnį, kuris neleido laiku suveikti pagalbos. Valandų valandas prisiekiu jums. Valandų valandas aš vaikščiau po kambarį iš vieno galo į kitą ir sukau galą. Kaip galėčiau prie jos priartėti, viską atitaisyti, jai padėti. Štai prieš ką kalkuliuoja jos širdį pagiežas jausmas. Jiem reikia vis naujų aukų. Taigi gana, tegu ji, Agota, bus paskutinė auka, o ta baudžiauninkė rodos. Katrijos vardas, kuo jį kalta, gaila merginos, jauna, graži, matyt ir nekvaila. Pranciškus sakė, kad jį turint jaunikį, smarkų, gražų, gerą vyrą. Raštai. Balys Sruoga. Dvinaris paralelizmas. Lietuvių dainose paralelizuojamas yra įvairiausių pobūdžių. Paprasčiausiai jau bus dviralis paralelizmas. Siubuoji jūrė, siubuoji marė, siubuoji mano mūtušė už vandenėlio. O, Jėzus, įžinė. O, lietuviškai. Kokia čia knyga? Vytautas Sirijos gira. Aleksoto tiltas. Tai gali vadintis knyga. Kelias staiga baigėsi. Perpildytoje kameroje oras buvo tvankus. Zelikas nežinojo jo pavardės, tik vardą. Kostas net bažnytkimi vis vadinosi vardais. Bene jo Zeliko pavardė daug kas žino. Siuvėjas, o dažniausiai siuvėjas Zelikas ir jo pilnai pakakdavo. O kai kurie sakydavo, dar lopat dirbys. Kas nors ne taip? Kas nors taip. Suominavėlės. Lėktuvo žvilgsnis užkliuvo už Kristės. Ji kaip ir pirmas sėdėjo po gėlėm. Rūvensbergo parke, laukdamas brolio Eriko. Patinka. Kas gali būti geresnio už šitą klajoklišką gyvenimą, pilną visokių netikėtumų? Manau, nieko negali būti geriau negu klajoti, ne? Aš tai tikrai tik klajočiau. Esi laisvas be jokių pančių, be naštos, be rūpešių, netgi negalvoja apie rytojų. Tai jau tikrai, kad ne. Eini ten, kur tau patinka ir vieninteliai tavo vadovai ir patarėjai yra tavo paties fantazija ir tai, kas glosto tavo akį. Niekada neturėjau nieko bendro su rykliais. Asmeniškai aš. Užrašinėjau žmonių pasakojimus, rausiausi archyvose, periodikoje, perskaičiau daugybę mokslinių grožinių kūrinių, straipsnių, domėjausi arklio kilme, istorija, paskirtimi. Patinka. Oi. Pirmas rytas. Apie ką čia įdomu šitą knygą? Pasaulyje viskas tai aukštyn kyla, tai žemyn leidžiasi. Tai žemyn leidžiasi, tai aukštyn kyla. Jau aš tai aukščiau nepakirsiu, sakydavo varpinės sargas Olė. Patinka. Aukštyn žemyn, šitai visiems tenka patirti. Jei ateisi, tai ateik kaip saulė, tik ateik. Ir tokia skaisti, ir tokia šventa. Jei ne saulė tu, jei ne vario moneta, nesiartink, man tokios nereik. Ačiū. Baigiau, viskas, jo. 4 įveikinė. O, palaukit, leiskit išeiti šitą kambarį. 2, 1, ačiū!